Šeštasis uždavinukas – valio geometrija. Labai paprasta, reikia tiesiog žinoti, kad kryžminiai kampai yra lygus. Štai kampas pirmas, jam kryžminis kampas yra štai čia ir jis bus lygiai toks pat kaip pirmas. Mūsų pirmas 42, reiškia štai šis kampas taip pat bus 42 laipsniai. Dabar antras 58, štai šis kampas taip pat bus 58, nes jis yra kryžminis va štai kampui antram. O visų trijų kampų suma bus 180 laipsnių, nes visi šie trys kampai sudaro ištiestinį kampą. Taigi 42 laipsniai pridėti x, pridėti 58 laipsnius turi būti lygų 180 laipsnių. Sudedam šios du skaičius, sudėję gaunam 40 plus 50, 90, 2 plus 10, 2 plus 8, 10, iš viso 100, reiškia x plus 100 yra lygų 180, ir iš čia x bus lygus 80 laipsnių. Įrašom štai čia 80 laipsnių.